Labą dieną visiems. Šiandieną mes su kolegė Daiva norim šiek tiek pakalbėti apie mūsų kompanijos produktus. Visiems nepaslaptis, kad už 10 dienų bus Valentino diena. Tai nereiškia, kad turi būti tik įsimylėjėlių diena. Tai gali ir vyras savo žmoną sveikinti, ir žmona savo vyrą sveikinti. Kadangi mes savo kompanijoje praktiškai vyriškų prekių neturim, tai mes šiandieną daugiau pakalbėsim, ką galėtų mūsų vyrai padovanoti savo širdies damai, antrai pusiai, gal mamai netgi, gal sesiai netgi. Tai vat, Daiva dabar pristatys produktus, kuriuos jinai naudoja ir tikrai rekomenduoja, kad vyrų antros pusės nesupyktų už tai, ką jie nupirks jom dovanų. Prašau, Daivute. Aš dabar noriu papasakoti apie micelinį losjoną. Jisai yra kaip valomoji priemonė, bet nebūtinai jis valomas makiažas. Taip, jis tinka valyti ir makiažą, bet galiu valyti odą ryte vakare, nes vis tiek mūsų oda per dieną yra prisijungus nešvarumo, o vien su vandeniu plauti jos neužtenka. Jisai yra laimėjęs 2003 metų patį geriausią kaip valymo priemonė. Ir uždedi ant tamponėlio ir valai tokiais švelniais judesiais. Gali valyti akis, lūpas, viską. Jis viskam tinka visų tipų odai, tik tai riebiai netinka. Riebiai reikia naudoti jau pienelį mūsiškį. O šitas tinka. Ypač kas turi probleminę odą, spuoguotą odą, kaip tą vadinamą aknę. Jis labai šviesina tą veido odą. Daug augalinių tų ingredientų. Labai puikus produktas. Ypač vakare aš valau, ypač vakare per dieną, kai tu vaikštai visokie lauke, visokie tai negatyvai, viskas vis tiek ant veido tai eina. Ir vien su vandeniu neužtenka. Tai aš naudoju šitą micelinį losjoną. Rytas vakaras aš naudoju ant tamponėlio ir jį naudoju. Jis labai puikus. Yra vitaminų A, C, E. Jame daug. Ir sekantis produktas, kurį aš labai mėgstu, tai yra paakių, tas kontūrų kremas. Nes mes žinom, kad mūsų paakių oda yra daug plonesnė negu veido. 3-4 kartus kažkur plonesnė negu veido oda. Ir mes dar tuo labiau, kad mes dar turime tuo mimikos visokiausių išreiškimų, susitraukia ta oda, paveikiama. Tai šitas kremas jisai labai geras. Ir paakių oda reikia rūpintis nuo 20 metų, nes jeigu neprižiūrėsi, negerai, jei suteiksi jai priežiūros, tai jinai tikrai bus susiraukšlės, suglebs ir atsiras tamsūs ratilai aplink akis. O šitas kremas, tai jisai atgaivina odą, šviesina odą, naikina akivaizdžiai tamsius ratilus aplink akis ir ypač drėkina. O mūsų oda, kaip ir veido odai, yra reikalingas ir drėkinimas, ir maitinimas. Tai kad vyrukai, jeigu jūs įsigysite, nupirksite savo antrai pusiai, mamai, sesiai, tai jos tikrai neliks abejingos. Ir paklausi, iš kur gavote. O sakyk, Daiva, o tas kremas, vat, kaip tu pasakėjai, tamsius ratilus pakavoja. O kaip būna paburkę? Žinai, būna ryte, man padeda viskam, nes jis ramina odą. Jisai padeda tiem paburkimams patepi. Jo labai reikia nedaug, jis vis ant to bevardžio piršto galiuko ir patapnoji čia tik aplink akis. Tai reiškia saugotis, kad toliau nuo akies, kad pradedi mirkčioti, kad nepatektų į akį. Man jisai viskam padeda. Ir ratilus naikina, ir tas paburkimas praeina, nes jisai drėkina odą. Aišku. Ir tą drėgmę išlaiko. Va kame esmė. Ir šitas micelinis losjonas taip pat. Jisai labai išvalo gerai odą, primaitina odą, šviesina odą. Odas tampa skaistesnė. Taip, patiek. O sakyk, Daiva, tu neturi to energizuojančio losjono, kur... Taip, turiu ir organizuoti losjoną, kurių taip pat naudoju prieš ir ryte ir vakare, prieš drėkinamą kremą. Dieninį arba naktinį. Irgi labai puikus dalykas. Visi produktai mūsų labai puikus. Kliniškai patvirtinti, natūralūs, kokybiški. Tai kad... Botanikal ir turi visus Europos Sąjungos standartus.
Taip, visus, jau galima belė kokį pirkti, galiu siūlyti ir tikrai nesuklysiu, jeigu jūs įsigysite, tikrai nepasigailėsite ir neliks antrą pusę, tikrai neliks abejinga, jeigu vyrukai pirks, o moteris tai grįš ir grįš atgal, pabandžius mūsų produktus. Čia tikrai teisybė, o kadangi mes dabar turime kaip ir tą Valentino dieną ir mūsų kompanijoje yra toksai rinkinukas, kuris kainuoja 15% mažiau ir jeigu jūs dar sugalvosit jį įsigyti, tai ar pas mane, ar pas Daivą, ar pas kažkokią tai dar kitą mūsų kompanijos konsultantę virtualios parduotuvės, jūs dar dovanų gausite nuo mūsų 10%. Tai gaunasi, kad šitas rinkinys ir ne tik rinkinys pas mus yra visą laiką su nuolaidom. Reikia kreiptis į virtualios parduotuvės konsultantės, jos tikrai jums parekomenduos ir jūs įsigysite geras prekes. O dabar tada aš norėčiau pakalbėti šiek tiek apie tą mūsų rinkinuką, kuris yra padarytas grinai Valentino dienos proga. O, čia nelabai matot. Gerai, nesvarbu. Čia yra mūsų tušas. Ką jisai daro? Jisai ne tik, kad nudažo blakstienas, ne tik, kad jas parečia, pastorina, bet jos ir maitina blakstienų plaukelių folikulus. Šepetukas yra labai įdomus. Aš irgi pirmą kartą tokį šepetuką mačiau. Jis yra vienoje pusėje trumpi plaukiukai, kitoje pusėje ilgi plaukiukai. Su juo taipogi reikėtų mokėti, tiksliau mokintis po truputuką ir išmokti dažytis. Kai išmoksti jau su juo dažytis, blakstienos tikrai tampa labai gražios. Aš visą gyvenimą pavydėdavau moterim, kurios turi gražias blakstienas, kadangi aš jų neturiu, bet aš jau beveik išmokau naudotis mūsų tušu. Kodėl beveik? Todėl, kad aš jį turiu nelabai senai ir dar neišmokau. Bet pastebėjau, kad mano blakstienos tapo tokios tvirtesnės, kadangi jisai turi maitinančių sudėties, kuri maitina mūsų blakstienų folikulus. Dabar pakalbėkim apie mūsų lūpų blizgį. Jis ne tik suteikia blizgėjimą mūsų lūpytėm, bet taip pat maitina, kad nesausėtų lūpos. Ir jeigu jūs norite lūpų ryškesnių, jūs pasidažote su ryškiu lūpdažiu, o ant viršaus uždedate šį mūsų lūpų blizgį. Jų yra daug spalvų, pas mane yra vienas iš šviesiausių, kadangi aš pasidažau su kita spalva ir ant viršaus užsitepu šitą blizgį, kad nesausintų lūpų, tai man spalva pasidaro ne tokia sodri, bet jinai pasidaro tokia blizganti, kadangi čia yra tokių mažų blizgančių dalelyčių. Turim nerealų blakstienų, antakių pieštuką. Taip, su juo irgi reikia išmokti dažytis. Jisai yra tokio trikampis ir jį reikia dažyti kaip laukelius į viršų, į viršų, į viršų. Viskas gerai, nusipaišėm antakius, o kitoje pusėje yra toksai šepetėlis, su juo sulygini, kad nebūtų, nes jeigu tik pabrėši, kai būna mes pamatom moteris, lyg tai neblogi antakiai, nebloga moteris, bet tie antakiai yra negražiai nudažyti. Tai va šitas šepetukas išgelbės nuo to, kai yra nelygiai, negražiai nudažyti antakiai, nes jisai patobulina ir padaro natūralius. Mūsų plaukelius, kuriuos mes nupaišėm, padaro natūraliais. Tai va šitas pieštukas yra toksai. Dabar pakalbėkim apie mūsų 3D nerealų korektorių. Taip, nes šis korektorius tai turbūt tikrai vienas iš išgelbėjimo visų moterų. Ką jisai daro, Daiva? Tai tu papasakok, nes tu jau baigei tą savo korektorių ir lauki kito. Aš ne taip, kaip pabaigiau, bet turėjau svečių. Sesers mergaitė buvo ir aš jai padovanoju, nes jinai pabandė vieną kartą ir jau viskas. Ir jai patiko ir net atsiliepimus man parašė. Jisai gydomasis, jo užtepi net nesimato, kad jisai užteptas, nėra jokios kaukės efekto.
Jis Taip. tiek išlygina odą, ir maitina odą, ir gydo odą. Sakau, fantastiškas šitas dalykas. Todėl užsisakiau antrą kartą, kad nelikti be jo. Ir tą patį padariau ir aš. Aš užsisakiau, pradėjau naudoti. Mano duktė nemėgsta dažytis, nors jai yra jau 34 metai. Nu, jinai tokia natūrali. Kaip aš sakau, jaunystė natūraliai graži, ar ne? Ir jinai sako, ko šitoks tai 3D korektorius? Sakau, nu jo, toks, ai, tonalinis. Sakau, nu kaip tonalinis, bet, jinai, nu gerai, duok pabandyti. Kai daviau pabandyti, atgal man negrąžino. Jinai pasakė, vau, va čia tai bomba. Užsitepiai ir tikrai, va, kaip Daiva sakė, jokio kaukės efekto. Absoliučiai. Netgi nesimato, kad yra tas tonalinis kremas, bet pakavoja visus odos neligumus, pajuodusius ratilus. Jeigu, pavyzdžiui, būna, kaip va, Daiva pas tave nebuvo ir dabar Raudonis. būna raudoni tokie žandai, šitą užsitepi ir jo nebėra. Kaip dar pasakysiu tokį dalyką, kadangi būna pas moterų, ne, kai prasideda menopauzė, pradeda nei iš jo, nei iš to paraudonuoja žandai. Bet naudokit šį 3D korektorių, jūs kad ir paraudonuosit, jūs būsite, jums karšta bus, bet nesimatys. Niekas net nepastebės, kad pas jumis atėjo ta, kaip aš sakau, minutė. Ir žinokit, niekada gyvenime nesinaudojau skaistalais. Niekada. Jeigu man reikėdavo pakontūruoti veidą, mes turim irgi mūsų kompanijoje ir iliuminuoti veidą, paletės tokias, blogai matosi, nes mano tas backgroundas uždėtas, va, ne? Ir kontūravimo irgi paletė, taip pat va, yra. Visą laiką aš naudojus daugiau tokiais, bet kai aš nusipirkau pabandymui, nes nu kokia tu virtuali konsultantė, jeigu tu pats neišbandęs produktą. Teisingai, turbūt su manim sutiks kiekviena moteris, kad kaip tu gali kitam rekomenduoti žmogų produktą, jeigu tu pats nežinai, ką jisai daro. Tai, nu, aš galvoju, nusipirksiu. Nu, žinokit, kai nusipirkau tos mūsų skaistalus, aišku, kiekvieną dieną aš jų nededu, bet jeigu kažkur išeiti, va dabar bus ir Valentino, ir kovo 8, ir pavasaris, ir tikrai išeisim mes kažkur tai daugiau, tikrai, žinokit, porą taškelių padarėjai, patryniai gražiai, kaip natūraliai paraudoninti šiek tiek pakontūruotas veidukas. Bet žinai dar ką, galima su jumis ir lūpas tepti. Ane? Viena mūsų konsultantė taip ir sakė, va, fantastika. Vietoj lūpdažio patepė lūpas ir blizgės ant viršaus. Nepakartoju, fantastika. Tai va, kiek jis daug dalykų gali daryti. Reikia mums išbandyti. Aš dabar pat ir išbandysiu, nes aš čia turiu veidrodį kaip tik. Ir mes dabar bandysim mūsų. Kaip man vadinasi, lifehackai? Bet kaip fainai dengiasi. Ir dabar sakai, reikia blizgę, ne? Taip. Nes viena konsultantė mums pasakė, kad jinai taip daro, sakė labai puiku. Ir pasiemam blizgį. Voila. Nu, olialia. Bet žinokit, žinai, ką galiu pasakyti? Labai drėkina, iškart pasijuto tas drėkinimo efektas. Sakau, du viename. Du viename. Tai ką, mėly mūsų vyrai ir ne tik, mes tikrai galim jum padėti, jeigu jum reikia, išsirinkti dovaną Valentino dienos proga, gal gimtadienio dienos proga, kovo 8 dienos proga. Kreipkitės į mus ir mes tikrai jums padėsim. Gal iš šitų prekių, gal iš kažkokių kitų prekių. Jūs paklauskite, ko jūsų žmonai ar širdies damai, ko trūksta. Jūs galite netgi parodyti mūsų šitą video, kad mes tikrai pačios naudojam ir tikrai rekomenduojam ir mes nebijom.
nes mes dar negaunam ir tikrai negausim jokių neigiamų atsiliepimų, nes mes esam virtualios parduotuvės, virtualios konsultantės. Mes nesam platintojas, mes nesam pardavėjos, mes esam tik konsultantės. Mes naudojam produktus, mes žinom, kaip jis tai veikia ir mes rekomenduojam savo klientam. Ir tikrai gaunam teigiamus atsiliepimus nuo klientų. O dėl ko tiek yra teigiami atsiliepimai? Todėl, kad tikrai mūsų produktai yra natūralūs, botanical ir turi visus ES standartus, kas yra šiais laikais labai labai aktualu, nes yra dabar tų kompanijų daug. Ir korėjiečių, ir ten amerikiečių, ir visokių, ispanų, italų, visokių. Bet ne visos kompanijos turi ES standartus. Jeigu jau produktai praėjo ES standartus, reiškia, jie tikrai yra natūralūs, botanical ir tikrai jie nepadarys žalos jūsų ar tai organizmui, ar tai veidui, ar tai plaukam. Jie tik tai padės išspręsti jūsų problemas. Dabar, Daiva, norėčiau, kad tu papasakotum apie savo plaukų problemą. Oi, Kas pas mane plaukų buvo ir problema buvo. kaip tu jas išsprendei? Tas problemas? Buvo baisita, buvo labai sausi plaukai, jie vėlėsi, lūžinėjo, nežinau kaip, kaip aš sakau, šarkų lizdas buvo ant galvos. Aš niekada nevaikščiau su palaidais plaukais, nes tik paleidė ir jie visi pasišiaušė. Tai man sprendimas buvo, aišku, dabar šampūnus, tai vonę nebėgsiu atvežti. Unios ir šitas aliejukas plaukam. Aš iš pradžių naudojau rytas vakarą šitą aliejuką galiukams, bet aš naudoju visai galvai. Iš pradžių pritepdavau galiukus, o paskiau perbraukdavau per šaknis. Tai man, aš nežinau, man pasakas šitas aliejukas. Aš dabar negaliu atsidžiaugti savo plaukais. Jie yra pridrėkinti, atrodo taip, kaip tas drėkinimas ir išlieka, tokios gražios, kaip gražus kritimas gaunasi, nesišiaušės. Aš labai esu patenkinęs. Šampūnais, kondicionierius ir šitas aliejukas aš naudoju. Per metu, tai va, pasaka. Tai Aš galiu pasakyti, prieš 2 metus, kai aš su tavim susipažinau, tu tikrai visą laiką ryždavai plaukus. O dabar tu jau kelintas kartas, tiek į Zoomą, tiek į laivą, tiek į rašymą ateini. Tu pasakai, kad čia tavo natūralios garbanos yra, kad tai nėra susukti plaukai. Ne, mano tokie plaukai, va, paėmiau šukas, pasukau ir krenta, viskas. Patepiau aliejukų ir krenta garbanos. Didelio vargo nereikia, kaip atsigavo plaukai. Ir dar, kad noriu pridėti, kad vyrams, va, visas komplektukas irgi su 15% nuolaida. Drėkinimas, valinis, maitinimas, viskas viename. Tai kad galite tikrai įsigyti. Ir dar, Daiva, pabrėžkim visiems, ne tik vyram, bet visi, kurie žiūrės, norės ir moteris po mūsų įrašų įsigyti prekių, kad nebijotų kreiptis, jeigu paklaus, tai nereiškia, kad jie turi, paklausiu ir iš karto tu turi pirkti. Ne. Pasiklauskit, pasiteiraukit, gal apie vieną prekę, pagalvokit, ar jums jos reikia, apie kitą prekę. Po to jūs gal tikrai pasižiūrėsit dar daugiau mūsų video, pažiūrėsit Daivos grupiai, vieni yra atsiliepimai, yra prašymai apie produktus, mano grupiai yra kitų mergaičių konsultančių yra visai kiti atsiliepimai, nes mes turim skirtingus klientus. Taip, ir su skirtingom problemom tie klientai atėjo pas mus. Ir tikrai nebijokit klausti. O kad jūs, moteris, įsigijusios nepasigailėsit ir kad jūs, vyrai, nupirkę savo moterim mūsų produktų, taip, mūsų produktų, nesvarbu kokiai progai, gal šiaip jūs norit palepinti savo damą, nupirkite, tikrai nesigailėsite. Ir ką norėjau pasakyti, kainos, jos nėra didelės, todėl kad mūsų produktų užtenka ne mėnesį, ne 2, o netgi daugiau. Tai ir jeigu paimkim, kaip sako žmogus, brangios prekės, kur yra brangios? Ar jūs matėte nors vienoje kompanijoje veiksmingą prekę 10-15 eurų į mėnesį?
o pas mus Arba, prekės tokios. nu, arba taip, kaip sako, kad kitos, kaip yra klientų, kuris sako, kitos kompanijos didelės nuolaidas daro. Bet jūs dabar patys logiškai pagalvokite, jeigu tas kompanijos kiekvieną dieną daro nuolaidas, argi kainuoja tos prekės tiek, kiek jie prašo. Nu, jeigu jos kainuotų tikrai didelę vertę turėtų, tai jie nedarytų nuolaidų kiekvieną dieną, vos ne per pusę. Aš taip, čia mano nuomonė, aš nežinau, kaip kiti galvoja. Taip, Daiva, ir aš dėl ko noriu pasakyti, kad mūsų kompanija tai nėra didelis verslas, tai yra šeimos verslas su Botanical 100% natūraliais produktais. Ir pagal kainos ir kokybės santyki mūsų produktai nėra brangus. Vat jūs įsigykite, panaudokite, kai jūs tepate veiduką, pavyzdžiui, savo kremu dieniniu ar naktiniu, kiek jūs turite išlaukti. Pas mus į 4. dieną jau matosi efektas. Į 4. dieną. Nereikia laukti savaitės, mėnesio. Kitų kompanijų gal jie irgi veiksmingi tie produktai yra, aš nieko nesakau, bet ten reikia 3 mėnesius mažiausiai laukti. Tai per 3 mėnesius, kiek jūs sudedat pinigėlių? Žymiai daugiau negu mūsų kompanijos produktų. Tai gerai, tada nepradėsim, kaip sakoma, kiekvienas pardavėjas savo prekę giria. Mes negiriam, mes tikrai negiriam. Mes nesam pardavėjai, kaip sakiau, mes esam virtualios prancūzų dekoratyvinės kosmetikos ir spa virtualios konsultantės, kurios gali jums atsakyti į bet kokį jūsų klausimą, arba jeigu jūs pasakysite apie savo problemas, veido, plaukų, o gal netgi ir kūdinimuisi yra, kad va dabar ateina pavasaris, daug kas ant vasaros nori numesti kilogramus kelis, prašom irgi kreipkitės, mes turim visą liniją kūdinimuisi labai gerų, natūralių produktų. Bet apie tai mes pakalbėsim sekantį kartą, o dabar visiems dėkui, kad žiūrėsite. Nebijokite klausti, kaip sakiau, mes atsakysim į visus jūsų rūpimus klausimus ir tai nereiškia, kad jūs turite iš karto pirkti. Linkiu gero likusio vakaro ir iki kitų susitikimų. Ate!